Kokį žmonės galėtumėt vadinti karaliais Lietuvoje? Tai labai paprasta, aš tai tokių pavardžių per daug tikrai nežinau, bet atsiverti žurnalą Žmonės ir baksnoji pirštu, čia vienas, čia du, čia trys. Man karaliukai yra tie, kurie kažką veikia, kažką sukuria, kažką gilinasi, o ne tie, kurie puikuojasi savo iškalbingumu. Gal Brazauskas taikosi į karalius. Šustauskas. Bosas. Bosas. Aš nežinau, jų karaliais pavadinčiau tokiais dėmesio trokstančiais labiau, tai, va, visokie Pinkevičiai ir taip toliau. Valinskas labai jau toks, reklamuoja pats save labai. Dabar gerą postą gavo, ką jūs galvojat. Per televizorių visur Valinskai ir Valinskienė dar dabar. Tai jau viskas, jau čia. Karaliai. Maitina vaikus, tas nešė. Jau nemačiau niekur. Į Seimą, matėt, kaip atneša 3 mėnesių vaikutį, tą baukutę? Išėmė krūtinį. 3 mėnesių išėmė krūtinį prie visų, kur tu, aš nesuprantu. Tai ten karaliai gyvena, turbūt, ten karaliai ir gyvena. Karalius turbūt kiekvienas savyje. Kiekvienas save vertinti kažkiek, tai, bet aišku, ne per daug turėti savikritikas. O karalius dėl pinigų, aš manau, kad tai yra tiesiog materiali padėtis, kuri gali būti įvardinta kaip karaliumi, bet tai nėra. Rytis įsineša, kas be abejonės galėtų būti toksai, o kurie gal nerodo savo prabangos turtų, bet tikrai pasižymė savo protiniu intelektu ir tikrai gerai valdo šalį, tai Valdas Adamkus, kas be ko. Koks žmogus Lietuvoje galėtų būti vadinamas karaliumi? Aš nežinau, šiaip Valinskas, man atrodo, turi tų visų savybių ir būti juokingu, ir būti rimtu, kai reikia. Tai gal jį galima būtų įvardinti tokiu karaliu. Žinokit, labai dievinu Česlovą Juršėną. Tai sakyčiau, galbūt žmogus tas. O karalienė, tai sakyčiau, galbūt Grybauskaitė. Aš turiu tokius 2 žmonės, kuriais tikrai karalienė ir karaliumi galėčiau pavadinti.